Randuosi Dzūkijoje Nemunaičio šaltinis, žmonės jūs turit ger šaltinio vandenį. Pažiūrėkit, koks tyras šaltinio vanduo bėga. Štai aš prie Lekėčių šaltinio, koks gražus šaltinis, kaip čia viskas gražu. Reikiau kunigo šaltinį. Kunigo šaltinėlis, fainas vanduo. Dzūkijoje yra 48 tyrų šaltiniai. Šaltinio vanduo tai gyvybinė informacija, gyvybinis medis, kuris reikalingas kiekvienam gyvam organizmui. Ir tas vanduo neša tam tikrą informaciją. Ir kaip mūsų ląstelės gauna tą informaciją, vyksta atsistatymas ant viso organizmo. Jūs turit gerti čiurlenantį tik šaltinio vandenį. Tai lems jūsų sveikatą. Vandens šnabždesys, molekulių daina, milijardai šokantys kaip banga. Elektromagnetiniai laukai, susipinę sapnai, informacija teka į tave ateina. Širdį gydo, kraujagyslas tvarko, kepenis glostos, skrandį paruošia karštai. Žarnyną valo inkstus, stiprina brolį, kaulus tvirtina, druskas išvaro. Gyvas vanduo, stebuklingas šaltinis, kiekviena molekulė gydantis sūkurys, buteliukas viltrų, žudantis įrankis, pasirink brolį. Atidžiai tai tavo likimas, 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 likimas. Plaukiu per srovę, vanduo mane veda, jo paslaptis giliai širdyje randa. Gydo žaizdas, valo nuo nuodų, stebuklas gamtos iš rankų dievų. Bet filtrai plastikas, chemija skęsta, ne vanduo šaltas, metalo gniaužtas. Šaltinis gyvas, tik jis gali pakelti brolį, rinkis prieš prarandant žemės dvelksmą. Gyvas vanduo, stebuklingas šaltinis, kiekviena molekulė gydantis sūkurys, buteliukas filtrų, žudantis įrankis, pasirink brolį, atidžiai tai tavo likimas, 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 likimas.